Mano žmona, ką ten krūmuose daro, negalvokit, nesysiu. Jis turėjo išpilt šaltibaršius, pasako paragausiu. Visai geri, sako, alkana gal dar. Gal einam valgyt, sako. Va, taip namas gražiai atrodo. Žiūrėkit, išleidau baseiną. Aš jį su vandeniu laikiau, neploviau, nes aš pagalvojau, kad aš čia pradėsiu įplauti, nedaplausiu, numesiu, sugrauš pelės, supelys kažkur. Ir visai nieko, aišku, lapų prikrito ir bus galima dar biškį pavalius pripilti ir bus čia kurortas. Šeštadienį galvojam talkelę rimtesnę daryti daržam. Žiūrėkit, kur aš jau įsilipau, žiūrėkit, kaip čia lygiai gražiai padarė Almantas. Va, čia toks yra mazgas ir tipo reikia šitą plokštę su šitą plėvelę užklijuoti, bet problema ta, kad va šitas yra kur iš anksto nepragalvota, nieks čia nepadaryta ir dabar, nu, taip pat tiesiog laikas gaištasi, norint gerai padaryti. Žinokit, kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių. Šiandien visą dieną pradėjau galvoti, čia tam taškai. Va čia negaliu dėti gipso, nes čia pečio kažkokį reikia kažkaip sugalvoti. Pradedu galvoti, o dieve, tai čia kamina, prakurta kamina. Gerai, ten ko dar reikės? Oh my gosh, tada kondiškė. Kondiškė viskas gerai, aš čia per viršų galiu ją pasijungti, man nesudėtinga, bet savadarbė geoterminė. Bus įdomus kontentas, bet reikia jai drenažą padaryti, nu kur kondensatas nubėga. Dabar jau žiūriu taip, kaip čia, tai dabar galvoju, kur čia pravesti. Naviklis temperatūros, nu turi būti kažkur, tai geriausiai. Į tą laiką Gabrielis nušauniausiai čia tokius kruopščius darbus daro, kur aš niekam nenorėjau patikėti, bet ir tuo pat metu labai tingėjau. Čia atsakingas mazgas sandvičas, susijungia su plėvelė. Čia dar dėsis medinis toksai, kad pasislėptų šitas susijungimas ir tada iki judais gipsas. Bet čia toks nu atsakingas, todėl kad čia dar nepabaigti iki galo, nes va šitos vietos yra tokios klaustumikinės. Mačiau, kad vyrukas labai gerai darbuojasi, sakau, davai sujunk ir šitą viršų, čia yra makruha, matos, reikia užklijuoti ir čia sudėtingiausia dalis, tai va čia yra, čia reikia užklijuoti už jo kažkaip. Meilė. Ką kepa picą? Pažiūrėkit, kokia graži mano žmona. Pati gražiausia. Bet kepa picą už tai. Ir žmona kepa pizzą. Aš prie daboju aikštelį. Va tokios, kai kranus reikia išgręžti skylę kažkur tiksliai gipsę. Va, kai dedi gipsą, čia gipso lapas atsinešiau, jau jisai čia va išpjaustytas, aukštis viskas išpjaustyta. Bet taip tiksliai čia nepasigausiu, nes nesinoriu storos skylės varvolyt. Su lazeriu prieš tai nusistatau tiksliai, kur tas kranas yra, tiesiai jį, lazerį, už jo yra iš karto tas kranas. Uždedu gipsą ir iš karto taškas, čia kur turi būti skylė. Va tokia mano metodika, bet kitaip aš tiksliai nemoku, o čia jau gaunasi idealiai. Nu, ne idealiai, bet gyvent galim. Žinai, koks bairis? Aš su šiukšlėm išmečiau maistą prie namų. Nėra pietų. Tikrai nemeluoju, blemba, aš susiparnau, bet sakė, žmona atveš. Rado, ištraukė iš konteinerio ir atveš. Aš jau ne pirmą kartą, žmonas batus, ten aš prisidedu krūvą šiukšlių. Iš namų ten, iš ten, pilnas autobusas maišų, sustoju, bam, viskai konteinerį. Už žmonos batus buvau išmetęs, aš ne pietų savo išmečiau, bet žmona per 20 minučių atvažiavo, atvežė ir dar dadėjo. Opa! Gerai, kad jie šodą atnešė maisto, ne? O dieve, labai gerai. Tai turiu žandukus, galiu žandukus valgyti. Aš tas jaunuolis kūdas jau, sako, nebegaliu, noriu valgyti, einam, sako, neinu. Nerandu ką valgyti. Tai ką, Gabrielė, aš pagalvojau, aš tą maistą išmečiau, mano ištraukė iš konteinerio. Tai mes pradėjom iš konteinerio valgyti maistą. Kaip jautiesi? Nu, skanu? Skanu. Kaip normalus maistas, ne? Nu. Geriau dar nei kasdien šiaip bulvės keptos valgo. Jo. O ir nuo tai kėlė atsirado pavalgęs. Jaunuolis mūsų siūlės prasigruntavo. Tos padarė kavos siūlės, nežinau, čia geriau, manau, kad blogiau nebus, tai tikrai čia prikišim to unifloto. Yra gal kažkokių ir modernesnių dalykų, bet visi žino nuo senų laikų, kad yra uniflotas Knaufo, tipo jau labai tvirtas. Tipo galim be siūlių, tai aišku, dėsim tas armavimo siūlės. Mano statybų gūrų sakė, pirkt su skylutėms, nepirk Knaufą, bet žiūrėk, Knaufas padarė su skylutėm. Nes laikas irgi pinigai, ten važiuok, ieškuok siūskis, ten nuvarėjai, ai, pakeliu įsimetei. O, kibirą nupirkau, čia dar nuo anksčiau špakliuočių visokių radau. O, aš tai pagal skelbimą susiradau termobačką, akumuliacinę talpą susiradau. O čia milžiniška, tokia labai stora ir neaukšta, blemba, 8 cm storio. Čia pastatysiu, bijau, kad betonas įlūš.
prašiau tiem, sakau, davai dėkit ten tos stabios fibros, tokios tikrai tvirta, tokia armuojanti. Tas smulkė tai yra nuo mikro įtraukimo. Jie tikrai neduoda konstrukcinio tvirtumo. Nereikia. Aišku, nereikia, nes jiems sunku paviršių pabaigti. Sako, čia gerai, bet aš dabar tai bijau, čia padėsiu lemba ant krašto, jeigu. O čia ant krašto padėsiu 400 kg, ne? 300 litrų bačka, dar pati sveria. Vamžiai 400 kg ant krašto. Tai ant krašto, taigi ten pas mane griovys buvo, tai jis aišku bus ore kabės čia. Tai čia 100% nulūžtų. Tai ką, trauksim nuo krašto. Dar sakiau, čia kokią plokštį uždėsiu tokią 4 cm rimtą tokią padą, kad jinai pasiskirstų. Tai tada bus gerai. Paskui dar reikia boilerį, tai kur tą boilerį? Nu tai blemba, irgi pakabinsiu ant šitos sienos, nes kur aš įkišiu pakabinti reikia. Tai aš jau darysiu iš durelio šitą sieną, kad svorį visą laikytų. Tai kur jis jį perdos? Vėl čia kažkur į grindis perdos. Nežinau, pabandysim. Bet tikrai pavalgys kažkaip linksmiau, ne? Tikrai taip. Jis taip jau atsinešė, va, žiūrėk kaip neša. Nepavalgęs pas nepaėjo, dabar iki šiandien įsidėjo 25 kilus ir nešasi. O, net nesusiraukė jaunuolis. Aha. Jaunuolis, jis nėra nei gipso špakliavęs, nei ką. O aš irgi nelabai esu iš visas ir nesukęs esu, va čia kiek aš susukau, žiūrėkit koridorius, viską. Jolab mes sudarysime nelygias sienas. Kaip šiais laikais visi daro žmonės, visi lietuviai, kad būtų lygias sienas, žiūrėme Facebooką kelią, ar čia pakankamai lygia. Mes kaip tik nelygias darysim. Mes po to jau, kai bus sienos visos suarmuotos, pasimsim kažką panašaus į tokį. Čia yra ne marokietiškas, o taivanietiškas, marokietiškas. Gražiai taip paėmė ir taip užteipi, va taip, darai, va taip. Ir tokie mikro gaunasi nelygumai, kurie gaunasi tokią gyvybę, suteikia tokios nuotaikos. O ką tepti, dar nežinau. Ir jeigu jūs turit kažkokių idėjų, nes aš noriu pigiai, plonas sluoksnis, ten nuo 1 iki 3 mm, visą paviršių padengti, kad pigiai ir greitai bus. O būna tokių visokių tepamų košių kažkokių, kur maišas 5 eurų kainuoja. Bet reikia bandyti, eksperimentuoti. Būna gipsiniai, būna kalkinio pagrindo. Kas čia geriau? Kas čia žinau, kas čia geriau? Va, vyras susimaišė košės. Ką žinau, atrodo neblogai? Tokia spalvikė graži. Eik tu sau. Čia pirmą kartą mes maišom, mes nežinom, ne specialistai, nieko patys savo darom, kaimiečiai. Per kiek laiko įdėsiu šitą plokštę? Reikia greit išpjaut. 2 skylės viršui. Čiunk, viską išpjaut. O, 22 minutės. Ilgiausiai užtrunka varžtą susukti. Viskas. Čia gali išpakliot. Ką mes čia tepam? Tiesiog yra uniflotas, tipo yra pats kiečiausias iš Knaufo, kur tipo net nereikia armuot. Bet iš tikrųjų, jeigu dar suarmuosi, tai gal ir netruks. Tai va, jis labai fainas, spalva patiko. Ir pažiūrėsim, kaip čia tepo. Jis pirmą kartą gyvenime tepa. O, kaip gražiai varžtukus padarė. Ką tu, gerai. Čia armuosi jau siūlę, ne? Nu, bandysiu. Aha, tu per mažai aiškiai jo pritėpi. Va, tai pirmas blinas nepavykęs, aišku. Šūdų kažkokių įsivėlė. Ar nuo to, kur mes maišėm, ar nuo kažko, ar nepakankamai sulaukiam, kol išdžius šitas. Kol aš grįšiu, bačkos pažiūrėtų, jau bus išmokęs ir užsimaišyti ir daryti. Ir špakliuočių mes čia neturim turbūt tokių, kokių reikia, bet ką radom, tą turim. Kai grįšiu, jau papasakos man, kaip reikia. Gerai. Lemba biškį, prisiliečiau. Dėl to aš ir nemėgstu tų visų košių, aš mėgstu medį, o šitas su gipsas išdžiuvina rankas. Nustrigau kamštį žiauriai, kažkokia avarija, mašina suplota tarp 2 mašinų. Pakeliui vaiką paėmėm, bačką vokišką nupirkom, beveik nauja jinai, šiaip nauja 800, 300 litrų talpos, va taip jinai yra. Tokia bačkutė, tikrai didelė atrodo, minusas jos, čia labai stora ta danga šiltinimo ir gaunasi jinai pati labai išstorėja 10 somų daugiau negu aš norėjau, tai jinai užims pusę katilinės man. Faina tai, kad jinai beveik nauja yra, nu praktiškai galim sakyti, kad nauja puikaus buvio ir nėra čia šitas išmurzintas visas, nes jinai būna apdaužytos, išmontuotos. Aš vis medžiojau, skelbiau tai, jos labai ilgai stovi, labai kas jas retai perka, retai kas naujų įdeda. Reiškia, tiesiog nėra toks judesys, nėra rinka didelė. O kas čia iš principo per daiktas, tai čia yra, žinai kas čia, kaip tu manai? Atrodo į boilerį panašus, ne? Nu, aš tau lyg pasakau, nu tai pabandyk atspėk, kam čia skirta. Nu tai čia galbūt
prijungiant prie pečių. O kam čia reikia, tu prie pečiuko dar jungtas? Pečiukas braž 10 kartų mažesnis už šitą bačką. Šildim. Vandenį. O bet kam tam vandenį toj bačkoj šildyt? Nežinau. Va. O čia esmė, kam čia įšildyt? Ar jo reikia? Aš pas nežinau, ar man jo reikia, bet aš nusprendžiau, kad man jo reikia, nes kažkaip kitaip nesugalvau, kaip kitaip. Kas čia per daiktas? Čia yra akumuliatorius. Jisai saugo 20 kWh energijos. Didelis, griozdas, bet tai yra akumuliatorius, kuris saugo energiją šilumos pavidalu. Škūrė pečio, tavo šildomos grindys nespėja to pečiaus šilumos praryti ir visas vanduo sistemų užverda ir baigėsi tavo kūrenimas užvirusių vandeniu ir garais ir problemom. Vietoj to, tu pastatai šitą. Tu pečių kūrenį, aišku, čia visi stato pečius, aš noriu buržuiką gražią pastatyti, kas yra, nesuderinami dalykai, nes arba yra pečiaus skirta šildymui, arba buržuika yra ten pasikurti jaukumui. Tai nežinau, kaip čia seksis, nematau, gal kas yra pasidarę, panašiai gali pasidalinti pliusais, minusais. Bendras principas, kad malkos dega, arba elektra, saulė šviečia, pavyzdžiui, čia galima elektrinį teną įstatyti ir elektrą šildo tą bačką. Arba tu pajungi tą oras vanduo katilą ir jis kuo mažiau įsijunginėtų. Jis įsijungia vieną kartą, prišildo iki tinkamos temperatūros. Atitinkamai, jeigu tu su malkom kūrensi, tai galima ir iki 8,5, taip laisvai, iki 9,5 jį galima eksploatuoti. Prisišildai tai yra 20 kWh energijos, skaičiuojant nuo 25 laipsnių iki 8,5, man atrodo. Ir tada tu pečiuką nustoji kūrenti, o jisai vis dar kiek reikia iš savęs ima energiją iš jo ir tą karštą vandenį stumdo per grindis. Turi pastovę temperatūrą, kaip anksčiau tos krosnės tokius 3 tonus. Tai aš nežinau, galės dar daugiau šilumos sukaupia. Kūrena ten ją, paskui 3 dienas jinai ten šilta yra. Tai čia kažkas panašaus, jisai surenka perteklių ir paskui jį atiduoda. Akumuliatorius vadinasi. Ai, tokia buvo intensyvi diena. Va, šitas bičas mokosi išpakliot, paskui mane išmokys. Jau varžtas jom gaunasi, sakė, rado sistemą, kad gumulų nebūtų. O broliai, davažiavom, šiaip ne taip, mes šiandien ketvirtadienis, ką čia dabar mes atsivežėm dar gipso plokščių, atsivežėm dar tokią špakliuotę gražesnės, dar pažiūrėjo Gabrielis video, kaip reikia špakliuoti, bandys šiandien jau imti armavimo popierių į rankas. Aš tai primečiau dabar, aš jau esu laisvai į visą šitą klipą 100% sudėjęs, atmosferą. O dieve, prisiskolinęs, pinigų, kitas atvažiuotų, sakytų šabakštynės, bet jo, čia dar, kaip sakyti, darbo visam gyvenimui yra, bet paukštukai. Lapeliai, viskas jau skleidėsi, lapeliai, aš jums parodysiu, jeigu netikit. Ta prana, tai tokia gyvybė tokia. Liksiu nakvok čia, žmona išleido, vakar gėlę atnešiau, bet šiandien viskai suroviau, jau galvojau, gal ir neišleis, bet paskui kažkaip pavyko suvaldyti situaciją, tai jeigu nieks nepasikeis, liksiu nakvoti. Įsimiegot, pagaliau, įsimiegot, dieve mano. Aš supratau, kad rožinis gipsas neatsparus karščiui, jis atsparus ugniai. Ir nežinau, ką čia daryti. Čia kažkokią kitą reikia uždėti, bet aš uždėjęs kitą plokštę, jeigu aš bandysiu jas tiesiogiai sujungti, tai trūks, tai kažkokie sugalvot apdailinį dalyką. Nesu tikras, va čia prieš uždedant, ar čia reikia gartraukių vietą padaryti, ar kaip čia man dabar daryti. Tokias abejonės puola mane. Šitos sienos negaliu daryti, nes reikia dar pavažiuoti komunikacijas geoterminiam nemokamam šaldymui. Visai vatsiūlės daro, šitos sienos dar bijo, nes sakiau, kai išmoksiu tobulai darykštę, nes čia tapetai. Tai, kažkaip padarom šitą, bet beje, aš dariau, čia pirma tokia ilga ir porą dar prieš tai pasibandžiau mažų, kur ne iki galo išėjo, bet visai taip sakyčiau nieko, sormo. Čia tikslas yra įdėti šitą popierių, kuris prilimpa tarp dviejų plokščių ir čia negali trūkti. Čia man nepavyko, matau, bandymas. Čia man pabiški juda, čia kažką va špakliuojasi, išbando kaip čia reikia. Čia irgi va patruputį siūlės darosi. Čia žiūrėkit pasidariau, ne visai taip kaip reikia, bet čia bus pajungt skalbenkė, iš gipso išlys ir ant viršaus džiovyklę čia padėsiu. Skalbenkę džiovyklę ir iš džiovyklės drenažas, kad nes dabar kiekvieną kartą ištraukti, išpilti. Aišku, kiekvienas turi savo stilių. Va, jums prašom privažiavimas į kiemą, galim susinešti gipsiuką. Sausa, gražu. Kardiją padarėme, jis sako, daugiau jėgų turiu nei prieš tai. Ar kaip ten sakei? Jo, kardiją duoda. Duoda, biškai pajudėjom, atsinešėm plokštyčių,
Vėl neskaičiavau, va tos iš akies kaip paėmiau ir kaip tik užteko, žiūrėkit, nieko, ten liko porą lapų. Va, viskas sudėta. 8 pokai suėjo, lygiai pertvaras. Ir mes liekam kaime palsėti, jau aš čia nešuoju ir skundžiu, sakau, galva nedirba, reikia palsėti. Tai dabar liksim kaime, palsėsim, o jis ir toliau čia dirbsiu aš. Jeigu būsiu palsėjęs, tai dirbsiu, jeigu ne, tai ilsėsiu toliau. Stovi ir sako, nu va, šitai jau gavosi, sako, jau gerai. Tai mes daug jo ir neruošiam, kažkur biskį dar palyginsim, čia tokia didelė banga, bet gal ir nelyginsim. Nes viską tepsim plonasienio kažkuo, tinku, špakliu ir viskas, jokių nei šveitimų per daug, nei kažką. Nes dabar jeigu taip stiklą darytų, čia kiekvieną tokį vaguziuką išveisti ten. Paliambački, koks kurortas. Ką lyginti, kada dirbi toj strojkai, ten nepatogu, nėra kur atsisės. Ir kas kita, kai atsikeli, minkštose pataluose, lininiuose, per langą eglutės, pušelės. Aš prieš tai dar mačiau dujų balioną ir naujam namui dėt, nu va, dujiniai, va čia, kai jeigu nėra elektros, toks gali ilgai išgyvent, bet tikrai atsisakiau, nes visur, kur dujų balionai, kur dujas jau nėra labai saugu, kur dujų balionai jos keiti, judini, tai čia aš šildau ir gaminu maistą su dujom. Dujų daviklis iškart yra nuotolinis ir jau man kiek kartų jisai yra sudirbęs, kad kažkoks mikronuotėkis ateini tikrini, o jau antras reduktorius metu lauk. Pradeda leisti, pavyzdžiui, ten kažkas įsidėvė matyti tas gumos ar kažkas ir ventiliacijos kažkokia angutė skirta mažą kam, jinai jau ten dujas leidžia. Va, tai nežinotum ir sakytum, opa, susprogtum. Aš nuotolį būdamas jau matau. Nuotolį būna ten naktį šalta, tarkim įsijungiau šildymas truputį. Koks įvyko mikronuotėkis, jau aš matau. Man telefonas išmeta. Alert, dujos. Pažiūrėkit, kaip gražiai malkučių pridėta. Oho, kaip viskas žiedadulkėm pasidengia. Jeigu neturi interneto, neseki, tai naujienos kaime geros. Lapeliai žali pasirodė, nu jau ta pati pirmoji. Tokia gyvybė, toks atrodo džiaugsmą teikia. Prasidėjo žiedeliai. Mačiau vaismetį jau sprogo. Vakar dar nebuvo. Olivuoti, atrodo, čia smulkmena, čia per pusdienį gerą pasidarai, jeigu viską esi pasiruošęs, tai jo paklūpi biškį pasidarai, bet reikia metą daryti. Yra tokių krūvo dalykų, kurias reikia reguliariai daryti, kad ir smulkmena, tai jau kai susisumuoja, pavyzdžiui, kameros, kartais išsikrauna, reikia ten žlipti medyje, nuimti, nunešti, pakrauti. Ir jei tu turėsi 10 kamerų ir dar 100 visokiausių reikalų, tai tu ir dirbi, visą laiką dirbi, pilnu etatu. Ūkio prižiūrėtojai, kas turi sodybas, jie važiuoja į kaimą savaitgalį ir ten dirba. Čia man patinka šitas gamtos konceptas, kad čia va, aš esu atsikovojęs iš gamtos tam tikrą plotelį, kurį aš nesunkiai galiu nušienauti su technika. Čia man reikia pasirūpinti malką, pasirūpina Leonidas. Deja, reikia čia tą terasą dažyti. Nuo laiko reikės ir fasadą, ir šiaip priežiūrą, vat kaip dabar dujas keičiu. Bet aplinka, tai yra tobuliai pavykęs projektas. Ir iškėsi, pirmas dalykas, niekas su jais per daug nedaryta, tik stengtasi atkurti, kas sugadinta. Kaip pavyzdžiui, čia takelis, čia eina vanduo. Iš gręžinių yra griovys padarytas, ateina vanduo. Padarėm takelį, šiek tiek apvalėm nuo visokių smulkių krūmelių. Ir viskas čia susiformavęs toks natūralus, vat visiškai miškas, čia per daug nieks ir neauga, 1-2 kartus per metus. Ne, iš tikrųjų, čia net ir nepjaunu aš. Čia, vat, pavyzdžiui, labai lengvai šienaujasis technika, aš jau nušienavau, kad gražiai auginėtų, nes kuo daugiau pjauni, tuo gražiau viskas būna. To švelnesnė būna tada sąlygos. Nu ir va, tokie miškeliai, niekada jokių šakų nerenku, jos sausos apatinės visą laiką po truputį medžių nudžiūna, vėjas pučia, jos nulūžta, nukrenta. Ir jų visą laiką va čia yra kažkiek. Bet jų nesikopia, nes gamta susitvarko kažkaip, vienus suvalgo. Vienintelis augalas, kurį aš esu pasodinęs, tai mamos 3 gebenės, kurios čia žiauriai skursta. Tai va tokia yra. Nu, mano idėja buvo tiesiog pasodinti norėjau. Patiko man, kai jos užlipa ir tada būna žalia. Nes jos būna žalios ir žiemą. Labai pradeda patikti man bitės, nes jos tokia ramybė neša. Žiauriai, fainai. Milimetrais nenutraukia. Žmona užsakė kažką, aš nežinau, kas čia smėlio dėžė. Lysvės pakeliamos, man atrodo. Nesivizduoju, kad čia bus. Šortus pasidariau. Pasiimsiu pėlinai su tą karbiuratorių pakeisiu dujų. Šiandien svečiai tačioje trobelę.
Pirmas eksperimentas – vokiškas rotbandas. O toks venecijietiška mentelė. Tokį manoma išgauti. Nu, labai grubi frakcija. Biškai stipriau paspaudė velkasi. Bet iš principo jau visai nieko. Kaip variantas toks. Vat aš ilgai sukau galvą, kaip padaryti tokias stilizuotas šešėlinės siūlės. Kaip turi ten tas rotbandas ar ką aš bedėsiu, kaip jis turi daeiti. Tokį pirmą bandymą sugalvojau, radau tokių medžiagų, gan nebrangių. Matom džiūną, tą mano tekstūrą. Tikrai labai miela, labai faina. Viskas kaip ir variantas būtų. Čia su špakliu bandžiau irgi tą patį padaryti. O kas būtų, jeigu su špakliu? Visiškai nepatinka, labai nemaloniai liesti. O technologija va tokia. Vat yra medis, gipsas, ar ne? Tai kad sueitų. Ir reiškia, siklijuoju tą vadinamą knauf slydimo juostą. Gal čia tiktų ir kažkokią kitokią, bet pačiau nebūtent panašiam ir naudojama. Ir mikro, kiek čia 1 milimetras. Norėtųsi man gal 2, bet tebūnie, pabandysim, ką gavau. Jinai nebrangi, 2,5 lipni juosta, labai gražiai priglunda. Ir pabandysiu tiesiog iki jos aptinkuoti ir kai uždžius, kai nuimsiu, pažiūrėsim, kas gausis. Žmona sako, jo, atsivežė čia keletą daikčiukų. Kaip aš džiaugiuosi, ta prasme, čia mano yra svajonė turėti lysves, svajonė yra turėti salą miške, svajonė buvo turėti smėliadėžę ir prie žaisti tą virtuvę. Čia mano žaislai, bet eik, tai tokia laiminga. Pildas svajonės, namas dygsta, vyras nuostabus. Vyras šeštadienį turės ką veikti. Vyras, šiaip čia visa talka draugų. Šiaip atvažiuos visa talka, 50 žmonių atvažiuos, viskas sulinks. Tai va šitą vietą aš numanau, štai termofikaciniai bačkai. Šiaip planavau čia ant kampo, bet paskui pagalvojau, kad čia ant kampo gali nulūžti tas kampas. Ta prasme yra tikimybė, tai kam rizikuoti. Dėl to ant krašto dėsiu, toliau biškį ir dar padą pastorinsiu, nes ten tik 3 kojelės, tai kad nespaustų per 3 kojelės, padarysiu dar plokščiamą tokią blyną. Ant jo pastatysiu, tada tikrai bus ramu. O dėl ko aš, kaip sakiau, pergyvenu, dėl to, kad čia ėjo griovys ir čia nėra tikrai taip gerai užtrumbuota, kad net nebūtų tikimybės atsiras tuštumai palei kraštą. Lietas rytas, tai man atrodo, čia didžiausia prabanga yra. Šeštadienis, va žmona langus išvalė, pomidorų sodina, vaikas va žaidžia. Brašiau, čia net vasarai per karštą būtų 30 laipsnių. Mano žmona rinko sloikus nuo gailėtinės, jos plovė ir juose sodina. Čia jau yra labai tokia išnykstanti rūšis pasaulyje, tokių žmonių, kurie tai daro.